pavasarį. Tas niekšas man taip ilgai nerašė. Nuo praeitų metų jis prapuolė tarsi į vandenį. Nei pavasario laiško, nei žinutės, nei skambučio. Nors tiesą sakant, jis nieko nežadėjo. Akimis pilnomis vilties. Jis mane erzino ir rodė dėmesį ne vieną dieną, ne 2 o 3 mėnesius iš eilės. Kiekvieną rytą vos pravėrus langą, jis glostė mano plaukus pirštais. Jie vesdavosi mane į kojų pasivaikiščioti, o ten jis mane pabučiavo violetinėmis lūpomis. Kaskart, kai girdžiu saldžią klevų sulą, mano akys prisimena jo garsų juoką. Kai naktimis skaičiuodavome žvaigždynus, jis dovanojo man alyvų kvapą. Ir jau pražydamėsi žiedai, visas sodas buvo pilnas žiedų, net takas buvo padengtas obelų žiedlapiais. Tuo metu rinkome pienių žiedus vynui, o tada jis staiga dingo.